Visai neblogas 2018 metų Grand Cherokee Limited Edition. Tai jisai turi 150 000 ar 130 000, dabar nežinau, mylių neatsimenu. Parsiduoda draudimo kompanijos. Aukcionas bus lapkričio 3 dieną. Juodas spalva, matot, pažeidimai turi kapotas. Kaip matot, priekis, bet nei landžironai, nei balkis, nei radiatoriai niekas nepažįsta. O daug detalių dar yra bagažiniai, nueisim pasižiūrėsim. Čia viskas yra sveika. Šita pusė taip pat yra sveika. Neatrodo, kad čia būtų kažkokie pažeidimai. Pasižiūrim į vidų. Juodas salonas. Jį kūrėsi ir važiuoja. Juodas lubos, didelė panorama, kaip sakiau, detalių pilno primesta. Oda geros būklės, neištrinta. Pasižiūrim gale, ką turim. Detalių pilna. Sveikos grotelės matau. Galas irgi geras. Parktronika yra. Matot, Limited Edition. 4 varomi. Va, turim gale ir lempas priekinės. Atrodo, nesudaužytos, tik pabraižytos yra. Čia lempa sveika. Veidrodėlis sveikas. Grotelės sveikos. Yra daug detalių. Aišku, aš čia neišimsiu, nepasižiūrėsiu, bet panašu, kad daug detalių yra sveikų. O galinė lempa, kaip matėt, buvo sveikai išimta. Galinis bamperis. Čia, man atrodo, tik tai nukrytęs, pažeidimų nėra. Truputį pabraižytas. O šitie visi irgi yra, kaip matėt, bagažiniai sukrauti. O yra ant durų pabraižymai. Jis matyti ir priekį, ir šonų, taip yra gavęs. Veidrodėlis irgi matėt buvo bagažiniai. Visos apdailos nuo durų buvo bagažiniai. Durys nurinktos. Tai pasižiūrėkit, 153 000 mylių. Pasibandom užvesti. Cold startas vadinamas. O užsiveda kaip bitutė. Viskas veikia, atrodo. Klaidų jokių ant skedelio nemeta. Visai neblogas variantas. Diskas yra pabraižytas.